Labas vakaras, tariu Jums pirmadienį gruodžio 8-ąją ir kviečiu pasižiūrėti Jonavos kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Vienišo asmens išmoką šiemet gauna 237 tūkstančiai žmonių. Jonavos kultūros centro renginiai. Jonavos vikingai nugalėjo Kauno Žalgirį. Jonavos Hipokredit pripažino klaipėdiečių pranašumą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskaičiavo, kad vienišo žmogaus išmoką šiemet gauna 237 tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje. Visiems Lietuvoje gyvenantiems vienišiems žmonėms, sukakusiems senatvės pensijos amžių ir vienišiems pilnamečiams asmenims su negale priklauso vienišo asmens išmoka. Ja šiemet gauna apie 237 tūkstančiai žmonių. Vienišo asmens išmokai gauti nereikia teikti prašymo, ji skiriama automatiškai. Vienišo asmens išmoka yra papildoma paspirtis vienišiems žmonėms. Šiemet jis siekia 42,29 eurus ir per metus žmogaus pajamas padidino 507 eurais. Šios išmokos dydis susietas su socialinio draudimo našlių pensijos baziniu dydžiu. Taip užtikrinamos vienodos socialinės garantijos dėl asmenų vienišumo. Išmokos didėja pagal darbo užmokesčio fondo augimo tempą šalyje. Asmeniui, kuriam paskirtos socialinio draudimo našlių pensijos, valstybinės našlių pensijos ar gaunamos iš užsienio valstybės periodinės pensinio pobūdžio išmokos našlystės atveju dydis ar šių išmokų dydžių suma yra mažesnė už vienišo asmens išmokos dydį, vienišo asmens išmoka bus skiriama tik jam atsisakius jo gaunamos išmokos dėl našlystės. Vienišo asmens išmoka mokama kiekvieną mėnesį. Ji pristatoma tokiu pat būdu kaip pensija – į banko sąskaitą, į namus arba atsiėmimui Lietuvos pašto skyriuose. Išmokos mokėjimas yra nutraukiamas tuomet, jei žmogus išvyksta iš Lietuvos arba sudaro santuoką. Nei vienišo asmens išmoka, nei našlių pensija neturi įtakos kitoms žmogui pagal kitus įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms ar kompensacijoms, skiriamai piniginiai socialiniai paramai ar apmokėjimui už socialinės paslaugas. Jonavos kultūros centras anonsuoja, kokius renginius organizuoja Jonavoje. Sveiki miestiečiai! Gruodžio 9 dieną 18 val. Kviečiu visus atvykti į kultūros centro didžiąją salę. Čia vyks gyvo garso koncertas Teatro žvaigždės. Jūsų lauks Jokūbas Bareikis ir Oneida Konsunga. 10 dieną 11 val. Mažuosius ir visas šeimas kviečiame į spektaklį Sniego močia pagal brolių Grimų pasaką didžiojoje salėje. 12 dieną 17 val. Adventinis vakaras Žiedas žydi leliumoj mažojoje salėje. Taip pat tą pačią dieną, 12 dieną, 18 val. Koncertas Ses Magnifico didžiojoje salėje. 12 dieną, 18 val. Vyks Jonavos dailininkų parodos atidarymas meno galerijoje. 13 dieną, 18 val. Komedija Atvira pora. 16 dieną, 18 val. Kviečiame į premjerą teatro komediją Viskas užimta didžiojoje salėje. 16 dieną 17:30 tradicinis pėsčiųjų žygis aplink kalėdinę Jonavą. Registracija telefonu 0609 35 250. 16 dieną 18 val. Vyks ir edukacija kalėdinių žaisliukų dekoravimas taškavimo būdu meno galerijoje. Taip pat 16 dieną 18 val. Kalėdinių žaisliukų vėlimas koncertas Jonavos kultūros centro Ruklos salėje. Labai daug renginių laukia 16 dieną, tikrai kažkurį atvyksite. Na ir 19 dieną, 18 val. Dainotas Varnas su grupe aplink pasaulį per 100 minučių didžiojoje salėje. 20 dieną kviečiu atvykti 14 val. Baletas visai šeimai Senelės pasaka. Tiek renginių laukia iki didžiųjų metų švenčių. Iki pasimatymo. Užtikrintai rungtyniavę Jonavos vikingai privertė čempionus Kauno Žalgirį patirti pirmąjį pralaimėjimą futsal A lygos čempionate.
Šeštadienį startavusiame Lietuvos futsal A lygos antro rato 11 ture buvo sužaistos 4 rungtynės, kuriuose visas 4 pergalės iškovojo rungtynių šeimininkai. Šeštadienį Jonavos sporto arenoje buvo sužaistos rungtynės, kuriuose susitiko praėjusių metų čempionai ir vicečempionai Jonavos Vikingai ir Kauno Žalgirio komandos. Nuo pirmų susitikimo sekundžių tarp komandų vyko itin atkakli ir bekompromisinė kova. Po pirmo kėlinio rezultatas tarp pajėgiausių praėjusio čempionato ekipų buvo lygus 0-0. Antro kėlinio 4 minutę po gražios ir efektingos Jonavos Vikingų kontratakos savo pirmąjį ir rungtynių vienintelį įvartį pelnė Jonavos komandos naujokas iš Brazilijos. Atkaklios ir įtemptos salės futbolo rungtynės gausiai susirinkusių Jonavos sirgalių akivaizdoje baigėsi rezultatu 1-0. Jonavos Vikingai iškovojo itin svarbią 5-ąją pergalę, o šalies čempionai patyrė pirmąjį pralaimėjimą Lietuvos futsal A lygos sezone. Kitą šeštadienį futsal A lygos 12 ture Jonavos Vikingai Vilkaviškyje stos į kovą su turnyrinės lentelės kaimynais Vilkaviškio Bruklino komanda. Rungtynės vyks gruodžio 13 dieną nuo 16 valandos Vilkaviškio sporto centre. Sveikinimai su pergalė. Prieš rungtynės dar kalbėjot, kad daug pigių įvarčių prasileidžiat. Šiandien 0. Konstatuojam faktą, Žalgiris įmušė 0. Kur paslaptis? Paslaptis turbūt, kad koncentravomės į jų pagrindinės detalės, ką jie puolime, ką jie daro. Ir šiandien, sakau, sužaidėm daugiau negu komanda. Kovojo kiekvienas, nežinau, už kiekvieną ir šiandien, sakau, tikrai didžiausia pagarba vyram, ką atidavė šiandien aikštelį. Susidarė toks vaizdas, kad jums žaisti antrų numerių visiškai komfortiška ir nebuvo to kentėjimo, kas atrodo lyg turėtų būti visas rungtynės žaisti taip. Iš tikrųjų planas buvo truputį atsitraukti, kada jie įveda kamuolį, kada neturi perdavimo atgal su vartininku, tada mes einam jau presinguoti. O šiaip buvo planas biškiai atsitraukti ir laukti jų klaidų ir kontratakuoti. Ką iš šių rungtynių apskritai galima pasimti į likusią sezono dalį, nes pradžia nebuvo sėkminga, dabar tarsi pusiauklė. Jo, ta pradžia iš tikrųjų buvo sunki. Negalim sakyti, kad ir dabar viskas yra gerai, nes lentelė yra tikrai ne mūsų naudai ir turim kilti. Tai pergalė šiandien buvo kaip oras iš tikrųjų, bet neturim užmigti ant laurų. Čia eilinės dar čempionato rungtynės ir turim eiti toliau. Laukia Bruklinas, laukia Akmenė, 2 labai svarbios rungtynės ir ten turim irgi imti taškus, norint kažką nuveikti šiam sezonui. Jonavos Hipokredit komanda antrą kartą šiame sezone pripažino klaipėdiečių pranašumą po pratęsimo. Jonava Hipokredit buvo per žingsnį nuo antros pergalės šiame Lietuvos krepšinio LKL lygos sezone. Vis tik jos iškovoti nepavyko. Stepano Babrausko auklėtiniai namuose rezultatu 117-124 patyrė pralaimėjimą prieš Klaipėdos Neptūną. Rungtynių pradžioje klaipėdiečiai bandė sukrauti pranašumą Neptūnui, tačiau Jalenas Henris skirtumą greitai mažino iki minimalaus. Olinas Karteris rezultatą persvirė, o ketvirčio pabaiga gerokai sėkmingesnė buvo šeimininkams 29-24. Po 2 kėlinių Jonava Hipokredit atsiliko 44-50, o intriga dar labiau didino Mato Repšio taškai 48-52. Klaipėdiečiai bandė išsaugoti pranašumą, bet visiškai šalia toliau žengė jonaviečiai 57-61. Kėlinių įpusėjus ekipas ėmė skirti vos taškas. Tuo tarpu Gediminui Petrauskui skirta techninė pražanga. Netrukus ją užsidirbo ir Neptūno suolas. Jonava Hipokredit rezultatą persvirė 67-66. Tiesa, džiaugiasi tuo neilgai, nes po 3 ketvirčių Neptūnas buvo priekyje 74-69. Neptūnas bandė iniciatyvą išsaugoti savo rankomis, bet Benjaminas Krėkė smeigė 3 tritaškius iš eilės, o Kirvesas pelnė 2 taškus su pražanga. Jonava Hipokredit savo persvarą augino. Į Veličkos baudas tritaškių atsakė Kreišmontas 93-85.
Apsukų jonaviečiai nemažino ir toliau tritaškiais žudė svečius, bet tada Velička provokavo pražangą. Dar techninę pražangą gavo ir šeimininkų suolas. Likus 2 minutėms ekipas skyrė 4 taškai. Dar labiau Neptūno deficitą tirpdė baudas realizavęs Watermanas. Būtent jis likus 27 sekundėms smeigė tritaškį, persverdamas rezultatą 97-96, o Carteris vėl vedė į priekį savo ekipą baudomis. Veličkos ranka abu kart sudrebėjo, bet ta pati problema ištiko Džiugą Slavinską. Lemiama ataka priklausė svečiams. Velička vėl metė baudas ir šį kartą pataikė vieną 98-98. Taip laukė pratęsimas. Watermanas truktelėjo į priekį Neptūną, būtent jo taškai tapo lemiamais. Atitrūkstant, Higginsonas bandė įpūsti optimizmo Jonavai Hipokredit 107-109, tačiau jį žlugdė 2 tritaškius paleidęs Girdžiūnas 115-107. Būtent jis ir dėjo tašką rungtynėse dar vienu savo šūviu. Treneri, dar vienos beprotiško rezultatyvumo rungtynės su Klaipėda, vėl labai arti pergalės, bet nepavyktų jos pasiekti. Ko šį kartą trūko, kad būtų ta pergalė prieš Klaipėdą? Trūko paprastų dalykų, vieno atkovoto kamuolio, vienos geresnės gynybos, bet turbūt skirtingai matom per ekraną. Štai ten nieko nemačiau toj pasnėje atakoje, bet sušilpė baudą, sušilpė. Ką darysi? Toks gyvenimas, aišku, sunku, nes tikrai vyrai atidavė visas jėgas ir buvo arti to. Nepavyko, kartais krepšinį reikia ir sėkmės. Nuostabiai pradėjo rungtynės su ta kova, lipimas ant lentos, 7 berods atkovoti kamuoliai puolime. Kiek akcentavo jūsų trenerių štabas, kad tokie ir turi būti jonaviečiai šitose rungtynėse? Buvom pasiruošę, mes visada akcentuoju, buvom pasiruošę šitom varžybom ir žaidėm, gal kažkiek bangavom, bet buvom pagavę ritmą, gal reikėjo geresnių sprendimų, tiek žaidėjų, tiek mano, bet skau kamuolys apvalus ir turbūt skirtingai matom per televizorių, kas vyksta. Treneriai, berods iki 4 kėlinio buvot pataikę 4 tritaškus, vien per 4 7. Ar tai buvo kažkoks rungtynių metu adjustmentas žaisti su krikę pick and popais, ar tiesiog planas, kuris pristatytas? Žinom jų silpnas vietas, bandėm mušti ir pavyko. Tai labai paprastas atsakymas. Kiek rungtynių pabaigoje trūko tokio žaidėjo kaip Ashtonas Langfordas, kuris nebegalėjo tęsti rungtynių dėl pražangų? Trūko viskas, sakau. Sunku kalbėti ant tų karštų ir kai man jaunam treneriui pasižiūrėjau dabar galą ramiai, skau, matau skirtingai situacijas, bet pralošėm, sveikinam Klaipėdai, sakau vyrams pasakiau paprastai, kad nenuleistų galvų ir toliau reikia dirbti. Treneriai, ketvirtadienį Olinas Carteris turėjo savo 7 taškų atkarpą trečiam kėliny, šiandien baigė su 22. Ar galima sakyti, kad po to mėnesio jis jau jaučiat, kad pilnai integravosi komandą? Jis jau mėnesį pas mus? Beveik. Dar trūksta vis tiek, miški trūksta to kondicijos, bet žinojom, ką perkam, žinom, ką turim. Vis tiek pergalė ketvirtadienį, šiandien irgi, sakykime, nedaug trūko. Ar galim sakyti, kad į naudą išėjo tas FIBA langas, kai turėjot laiko šiek tiek susistiguoti, turėjot treniruočių? Turėjom, sakau, stovyklą ir tikrai pasiruošėm ir nuoširdžiai vyrai dirbo. Neturėjom priekaištų, šiandien kovojo, ketvirtadienį laimėjo, ką padarysi, tai būna gyvenime. Toliau sinoptikų pranešimai apie antradienio orus. Antradienį daug kur palis, dieną vyraus nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas pietų pietvakarių. Žemiausia temperatūra naktį tarp 2-4 šilumos, aukščiausia diena nuo 5 iki 8 laipsnių šilumos. Šiandien su jumis atsisveikinu linkėdama gero vakaro.